jautis. Jautis yra antrasis zodiako ženklas ir pirmasis žemės stichijos ženklas. Jis savyje talpina visą atgimstančios žemės jėgą ir yra kupinas pradedančių žydėti gamtos grožio. Tai ženklas, kuriame skleidžiasi meilės, džiaugsmo, gerumo energijos. Jaučiai ir spinduliuoja tą gėrį aplinkui. Avestoje manoma, kad būtent jaučio ženklas yra labiausiai globojamas angelų. Kažkada, pagal avestietiškas legendas, kai žemę sugriovė piktasis, angelai ėmėsi atstatyti sugriautą Dievo kūrinyje. Ir atstatyti nusprendė būtent nuo jaučio. Buvo toksai mitinis jautis Geufurvanas. Kiek tik buvo angelų įsisklaidė po visą pasaulį ir ėmė rinkti po gabaliuką jautį. Surinko. Tiesa, vienos kojos trūko. Šis jautis ir tapo naujojo pasaulio, naujos eros simbolis. Jautis pakankamai svarbus dabartinėme pasaulyje totemas. Jis siejamas su materialiu pasauliu, su turtu, gerove, meilė. Tai šio pasaulio pagrindas. Jautis išties fundamentalus ženklas. Ir kiekvienam, kas siekia būti laimingu, turtingu, kas siekia tiesiog ramios žemiškos gerovės, reikėtų atsižvelgti į jaučio ženklo principus. Jaučiai tai turi natūraliai savo prigimtyje. Jautis atsakingas už harmoniją visose lygmenyse. Ir materialiąją harmoniją, ir santykių harmoniją. Jaučių šeimininkė Venera siejama ne tik su darna, su meile, tai yra ir materialios gerovės simbolis. Maistas, pinigai, visa tai yra jautis. Sotus ir laimingas gyvenimas tai yra jautis. Kažkada mano mokytojas Pavelas Globas yra pasakęs, kad geras jautis turi būti įsimylėjęs, turtingas ir apkūnus. Kam jau kam, bet jaučiam tikrai nereikėtų pergyventi, jeigu jie turi viršsvorį. Jaučiui tai yra geras ženklas. Atvirkščiai, jei jautis yra pernelyg liesas, ko gero tai įspėjimas, kad jo gyvenime stinga harmonijos. Jautis, būdamas žemės ženklas, yra pakankamai konservatyvus. Jaučiam tinka viskas, kas yra tradiciška. Jautis nemėgsta permainų. Permainos beje siejamas su Uranu, kuris yra pažeistas jaučio ženklė, jis yra kritusi planeta. Tad jaučiai užsispyrę stengiasi laikytis to, prie ko jie yra įpratę, ir bet kokios naujovės jiem yra sudėtingas dalykas. Jaučiai net nėra mėgėję siurprizų. Ir jeigu kito zodiako ženklo žmogus apsidžiaugs, kad štai artimieji gimtadienio proga ar kitos jo asmeninės šventės proga sugalvoja kažkokį siurprizą, jauti tai gali rimtai sutrikdyti. Blogiausias dalykas, kas gali ištikti jaučiui, patys jaučiai dažnai juokauja, tai gauti siurprizą. Jei ruošiate sveikinti jaučią su gimtadieniu, ir rengiate siurprizą, geriau apie tai jį iš anksto informuoti. Jautį egzaltuojanti planeta yra Mėnulis. Mėnulis siejamas su mūsų emocijomis, su pasąmonė. Mėnulis taip pat yra šeima, namai, motinystė, praeitis, protėviai. Jaučiai turi puikiai intuiciją. Jaučiai pasąmonės meistrai. Ir nenuostabu, kad didysis pasąmonės meistras, psichoanalitikos tėvas yra jautis. Supratote, tai Freudas. Tarp jaučių iš tiesų yra gausu psichologų, psichiatrų. Tarp jaučių beje gausu ir gydytojų, nes būtent jaučiai ir turi tą išskirtinį sugebėjimą pagydyti
jau visiškai beviltišką ligonį prikelti gyvenimui. Ir jautis prikelti gyvenimui gali ne tik žmogų netekusi sveikatos. Jis gali padėti bet kam, kas yra praradęs viltį, galbūt turtus praradęs. Jis ištiesia pagalbos ranką, kai reikia kažką atstatyti. Na, o kitas naktinis jaučių šeimininkas yra Chironas. Jis atsakingas už diplomatiją, už partneriškus santykius. Tad galima sakyti, kad jautis yra idealus partneris, idealus draugas. Moteris jautis yra ideali mama, šeimininkė. Vargu ar rasime tarp kitų zodiako ženklų tokį didelį kiekį žymių kulinarų. Būtent jaučiai turi išskirtinį talentą maisto gamyboje, konditerijos gamyboje. Na, o kokiųgi planetų nemėgsta jautis, vengia, kokios pažeistos. Jau truputį užsiminiau apie Uraną, kuris baugina jaučius permainomis, bet dar yra ir Marsas, karo, kovos, konfliktų planeta. Jaučiai išties nemėgsta konfliktų. Turėdami naktinį šeimininką Chironą, jie stengiasi visais atvejais rasti diplomatišką išeitį. Kad jautis supyktų, kad jautis kiltų į kovą, turi susidaryti itin grėsmingos ir nepalankios sąlygos. Ir jeigu jaučio šeimai, namam arba tėvynei gresia pavojus, jautis įtūžta ir tada tampa nenugalimu labai stiprių gynėjų. Jautis nenugalimas bet kame, kad ir kokio darbo imsis, kol nepabaigs, jis neatsitrauks. Kovoti, konkuruoti su jaučiu yra išties sunku, nes jautis eina iki galo, jam užtenka jėgų ištvermės. Na, o jaučio toteminis gyvūnas pagal avestietišką astrologiją yra dramblys. Dramblys – išminties simbolis, proto simbolis. Ir čia norėtųsi atkreipti dar į vieną svarbų, būdingą jaučio ženklo žmonėm bruožą. Tai protas, tai išmintis. Būtent tarp puikiai besimokančių mokykloje, tarp studentų dominuoja jaučio ženklo atstovai. Kokiegi jaučių palankiausiai skaičiai? Pirmiausia, pažvelkime į Venerą. Veneros numerologinis kodas 6. O jaučio ženklo numerologinis kodas 15. 1 ir 5, aišku, irgi 6. Tačiau jaučių palankų skaičiai yra ir 2 arba 22. O štai trejetuko, kuris siejamas su Marsu, arba aštuonetuko, kuris siejamas su Uranu, reikėtų vengti. Na, nebent jaučio asmeninėme horoskope šitos planetos užima itin palankę padėtį. Be abejo, geriausiai rinkti jums palankiausius skaičius yra pagal asmeninį horoskopą. Na, o palankios jaučiui spalvos visos pastelinės, ypač rausva, gelsva, smėlinė. Visi žemės atspalviai yra puikus jaučiui. Raudonos patarčiau vengti, na, nebent retsykiais kaip akcentas. Na, renkantis akmenis, jaučiam patartina atkreipti dėmesį į agatą. Itin palankus baltas agatas. Jaučiam puikus ir kachalongas, ypač baltas, gelsvas, smėlinės spalvos. Jaučiam puikus karneolės, rausvas kvarcas. Na, o paprasčiausias patarimas tiem jaučiam, kurie atsidūrė akmenų parduotuvėje, pamiršta reikalingą pavadinimą ir pasimeta gausoje akmenų, tiesiog rinktis pagal spalvą. Rausvi, gelsvi, smėlinės spalvos akmenys, tai bus tie akmenys, kurie jums atneš laimę, sėkmę. Sveikinu visus jaučius su artėjančiu gimtadieniu.